Sveiki visi ralio fanai. Sveikiname su jumis iš Utenos. Ir šiandien esam net su dviem ralio direktoriais. Tai pirmasis klausimas. Kaip jūs pasidalinat pareigas, kas už ką atsakingas? Nes tai kalbėti reikia su Martynu, tai su Arvydu. Tai... Vienam vargai, kitam džiaugsmai. Taip ir dalinamės, iš anksto susidėliojam, kas ką veiks, kas ką darys, o po to kažkas nespėja, vienas kitam padedam ir eina viskas tvarkoja. Realiai tai aš nieko čia nedarau, iš tikrųjų, tam raliai tik kaip talismanas. Tai pakalbėkime apie artėjantį jūsų renginį, paskutinį Lietuvos automobilių ralio čempionato etapą. Kiek nestandartinis datos formatas? Už kadro jau sakėt, kodėl toks užmanimas, bet ir žiūrovo, manau, pakankamai įdomu, nes paskutinį kartą mes tokį formatą turėjom praeitais metais Rokišky ir jūs šiemet tai kartojat. Tai kodėl manot, kad tai yra geriau, kuo geriau ir kam geriau? Rokiškis tai buvo dar pirmadienis savaitgalį, išeiginė buvo, tai, o mes pasirinkom nuo praeitų metų jau biškį su Martynu kalbėjom dėl ko, kad pirmoje eilėje teisėjų yra atvažiavimas yra didelis, kadangi darbas vyksta visur. Antras dalykas, šeštadienis žiūrovam yra lengviau pasiekamumas ir išeiginės. Sekmadienis kaip ir sekmadienis. Na, penktadienį Aušros gatvė, servisas yra pagrindiniai miesto gatvėje. Toj gatvėje yra ir darželiai, ir parduotuvės, ir bankai, ir sodros, ir visokie kitokie centrai. Ir mums penktadienį tą gatvę uždaryti, nu, šiokie tokie, sakykime, keblumų nemažai yra. Mhm. Ir mums, ir gyventojams susiderint, ir autobusai važiuoja, ir, sakykime, sudėtinga yra, tai iš tos pusės ir iš miesto pusės patogiau jau. Ir žiūrovam manom, kad miesto gyventojams ir tie, kurie turėtų važiuoti penktadienį žiūrėti ralį, jam geriau šeštadienį. Ne, nei atsitraukti nuo darbų. Na, nei realiai, tai, kaip pasakyti, ir vienas formatas turi minusų, ir kitas formatas turi minusų. Ir pliusų vieni turi, ir kiti turi. Tai čia, nu, pažiūrėsim, bet... Vienas dar iš pliusų paminėčiau, tai kad dėl kelio atstatymo yra vienas iš didžiulių pliusų, kadangi gyventojai sekmadienį lieka dar nesutvarkytų kelių, o pas mus kelius tvarkoma yra kelių priežiūros yra technika. Tai iš karto po sekmadienį, pirmadienį yra jau technika važiuojama yra. Utenoje čia nėra nuomojamų tokių greiderių, kad išsinuomoti iš privačių savininkų. Dar yra, tai aš daugiau sudėjau, su Martynu mes susidėliojom, kad daugiau pliusų negu minusų. Nu, pirmadienį manau, kad Na, čia tik tai dalyviam grįžti namo, išsimiegoti dar spėti ir į darbą išeiti. Toks nepatogumas, nu, bet iš vienos pusės... Jeigu pusės... kas užims podiuminės vietas, tai tikriausiai pirmadienis bus praleistas darbuose. Nu, susitarsi. Kokios dar naujovės laukia šiemet, ką bandot keisti, kokias naujovės įveda? Kas, nu, greičio ruožai visi skiriasi nuo praeitų metų, 500 metrų, vieną atkarpą tramplinų ten gal kartojasi, taip, arba dalis vieno greičio ruožo į kitą pusę ir dar kažkokią tai dalelę, bet šiaip viskas, gal Martynas daugiau žino tų metus, kada kažkas čia vyko, aš pats gal ir dirbau anksčiau prie Vinterio, ten kažkokius darbus, bet aš kai kurių kelių tikrai nebeprisimenu ir yra gal ir iš vienas greičio ruožas iš viso niekada nevažiuojamas arba... Yra atkarpų ir iš vis niekada nevažiuotų absoliučiai, yra atkarpų važiuotų 10-15 metų atgal, yra šiek tiek atkarpų važiuotų į kitą pusę, nes jau nebesusidėliojam. Ir yra labai nedaug važiuotų kaip pernai, ten, kaip sakė, ten gal porą kilometrų gal bendroj sumoj ten. O kas pagrindai iš jūsų dėlioja tuos greičio ruožus, Arvydas ar tu, Martynai? Galiu pasakyti, viskas vyksta labai... Kaip ir abu kartu, bet... Iš pradžių yra paimama šiaip iš esmės, kiek gali būti greičio ruožų rajone, tada kiek galim kur išlyst šiek tiek iš rajono ribų, tada viskas dedama ant stalo yra, o tada jau vėl žiūri, ką tu nori paimti. Sakykime, mes šiemet norėjom biškai tvirtesnės dangos greičio ruožų. Dėl to greitesni truputėlį. Dėl to jie truputėlį bus greitesni, bet jie tokie plaukiantys visi
Nu, mano galva tai visai labai neblogai gavosi. Ir dar Ir tada žiūri, ta prasme, kad gautųsi visas tas sklandus saugos darbas, kad jie galėtų ten migruoti, tai visi teisėjai, visa sauga tarp ruožų. Ir iš tikrųjų jie keičiasi, aš nežinau kiek, 50 kartų pasikeitė viskas. taip, ir daugiausia po to jau ant galo jau, gal ir Martynas jau ten kai ką nebežinojo, ką aš ten biškį truputėlį keičiau, pakeičiau ir vis tiek daug kilometrų teko padaryti, labai daug, tai dar tik tai ir dar ne pabaiga. Ir kas dar yra? Susukta, tai nežinau, kiek tūkstančių. Ir dar kas yra, kadangi mes važiuojam iš Utenos link Molėtų rajono ir iš Utenos link Anykščių rajono. Sukam per jų. Nu jo, bet dabar jau buvo viskas sudėliota, paskui čia nesenai tik tai negavom leidimą kirsti vieno kelio. Taip. Vėl tada kažkaip reikia perdėlioti viską, o viską perdėlioti baisiai daug reikalų. O kiek laiko prieš ralį vyksta greičio ruožų dėliojimas, planavimas? Nu, tai gali iškart, nuo pirmadienio gali pradėti dėlioti realiai, bet mes gal po naujų metų pradedame. Nu, truputėlį apžvalgą padarėm, gal tirpt pradėjo, po to pavasarį stipriau, po to dar taip ir kažkaip dėlioji, susidėlioji. Tai žodžiu, vienas ralis pasibaigia, prasideda kitų metų baigėsi planavimas. Dakaras, prasideda Dakaras. Tai gerai, tai mes jau čia taip apie greičio ruožus prakalbom. Tai šiemet mes turim be testinio greičio ruožo 8 unikalius. Kas mums labai patiko važiuojant greičio ruožus, kad viskas yra labai kompaktiška. Tai tik greičio ruožo pasieki finišą, ten keli kilometrai prasideda kitas greičio ruožas. Tai labai patogu ir sportininkam, nereikia didelių. Susirašyti turėtų būti patogu. Ja, mes pakankamai greit susisukom šiandien filmuodami, tai tikiu, kad ir sportininkam bus lygiai taip pat patogu. Ir Martynai, tu neslepi, kad jūsų organizuojamas renginys yra labiau akcentuotas dalyviams. Neslepiu. Nes, taip ir yra, jeigu pritraukia daug dalyvių. Yra organizatoriai, kurie gal bijo to žodžio, sakykime, vis tiek nori, kad patiktų ir žiūrovams, ir visokių klausimų daug yra, bet aš tai, kaip sakant, nebijau tos teisybės vis tiek. Jeigu mes darysim viską, labai koncentruosim žiūrovai, tai dalyvius skriausim ir po to tie patys dalyviai, jeigu nenorės čia niekas važiuoti, tai vienus metus tu gerai padarysi, kiti metai gali būti prasti, nes tai va. Aš manau, kad reikia stengtis dėl dalyvių. Kadangi pats dalyvauji ir supranti, kaip reikia jaustis, kai tau kažkas tai ten matai, kad yra padaryta ne dėl dalyvio, bet padaryta dėl žiūrovo, sakykime, kažkokių tai gerų emocijų žiūrovams. Bet aš tikiu, kad tikri ralio fanai bus nieko neprasčiau nustebinti ir patenkinti ir ruožais, ir vietom stebėjimu, ir tais tramplinais gerais, tokiais natūraliais. Aš manau, kad vis tiek dalyvis turi būti, nesakykime, pirmoje vietoje, bet kokiu atveju saugumas ir saugumas. Visų aplinkinių žiūrovų ir dalyvių ir taip toliau. Bet iš esmės, mano galva, turi suktis ralis aplink dalyvį, kad jam būtų patogu, kad jam būtų aišku, kad jam būtų nekiltų tų neigiamų emocijų ten, kur jų net nereikia, nes daug būna atvejų tokių, kad atrodo lygioj vietoj sunervuoja ten, sakykime, ar kažkas tai ne taip, kaip turėtų būti, atrodo, yra tokių paprastų dalykų. Tai norėtumėm, kad tie patys dalyviai iš metų į metus grįžtų ir, kaip aš sakiau, net peštųsi patys dėl vietos dalyvauti mūsų raliai, negu kad mes labai čia siūlytumėm visiems. O jeigu ralis patiks dalyviams, tai natūralu, kad pritrauks ir daug žiūrovų toks renginys. Tai aš taip galvoju. Čia labai natūralu ir organiška. Natūraliai turi augti. Tik tai kaip oras. Oras, jisai vėlgi, tikram ralistui oras neturi įtakos. Žiūrovai. Tau, Martynai, kaip ir minėjai ne kartą, kuo sunkiau, tuo geriau? Aš norėčiau, kad būtų kuo sunkiau. Aišku, dulkių niekas nenori, ten, sakykime, nes nėra saugu ar kas, bet lietus turi būti dar geriau. Ir, aišku, gražiau, kai saulė šviečia ir kai viskas šiaip šilta, gera, gražiau, gražu, aišku. Bet tą patį Saremą paimkim, tai
Žiūrėkit, kiek anksčiau iš vis būdavo sniegas krenta, šlapia, lyja, slidu, ekstremaliai ten važiuoti reikia, bet dalyvių 160-170, žiūrovų belė kiek daug. Ir nuvažiuoti sunku iki ten tos Saremos, kaip sunku. Sudėtingiau negu iki Utenos, bet taip. Ten važiuoja visi kaip medum patepta kažkodėl. Tai toks neabejoju, pavyzdys. kad Utena taps kažkada antrąją Saremą Baltijos šalyse. Ane? Nu, būtų malonu. Tai gerai, tai užsiplepėjom, pradėkim nuo greičio ruožų. Anksti šeštadienį, ne? Testinis greičio ruožas. Taip, nuo 10. Nuo 10 valandos visai arti Utenos startuoja 0 numerių pažymėtas greičio ruožas ir jame mes turim 2 vietas. Tai 01 ir 02 numeriais pažymėtos vietos. Iš esmės turbūt nieko ten per daug nėra ypatingo, nes testinis greičio ruožas ir yra apie tai, kad jisai nebūtų ypatingai sudėtingas, o skirtas tam, kad... Gal jisai daugiau dėmesio mes skiriam tam, kad būtų, sakykime, išdėstymas patogus. Taip. Kad privažiavimas iki starto būtų patogios vietos, tada, kad nereikėtų labai toli važiuoti. Šitas ruožas už miesto, net neišvažiavus iš miesto, realiai miestą startuojam. Taip. Ir lengvai finišuojam irgi, skaityk, porą kilometrų iki miesto ir tada iškart pro servisą gali prasukti arba gali važiuoti iškart antrą ratą. Tai lokaliai tai jisai labai patogus. Abidvi stebėjimo vietos potencialios yra dešinieji posūkiai sankryžose. Bet jas galima stebėti nuo kalno ir pakankamai daug matosi. Pirmas stabdymas kreivas su staigesniu posūkiu, antras greitesnis. Ne, pirmoje vietoje prieš dešinį staigų posūkį seka dar kairys toks lengvas. Ja. Tai visai turėtų būti įdomi vieta. Antroje vietoje kiek greitesnis dešinis posūkis sankryžai. Tai kas atsibus šeštadienį kiek anksčiau, tai labai kviečiam pamatyti testinį greičio ruožą, nes ten dažnai būna visai neblogų vaizdų. Ir ką? Pagrindinis veiksmas prasideda šeštadienį 14:20. Pirmasis greičio ruožas yra pro, sakykime, jau legendinis Pitrėnų miestelį, nes ten eilę metų jau vyksta. Arba į tą pusę. Taip, arba į vieną, arba į kitą pusę. Tai šį kartą prie Pitrėnų bažnyčios ekipažai suks į dešinę. Tai asfaltinis posūkis dešinys, iki kurio yra visai greita tiesioji ir po to posūkio yra visai agresyvūs tramplynai. Bet iki jų reikia nemažai paeiti, tai kas pasirinks pirmojų numerių pažymėtą vietas prie Pitrėnų bažnyčios, galit pasivaikščioti ir palei srovę. Ten koks, iki kilometrų. Nu, mažiau gal. 500 tai tikrai bus. Į toj pievoje, ne? Kur? Ja. Tai O paskui dar didesni tramplynai prasideda jau link greičio ruožo finišo, Vidžiūnų gyvenvietėj, tai visada tas greičio ruožas, bent jau dažniausiai eidavo į kitą pusę ir ten tikrai tas tramplynas yra šokamas agresyviai, kaip galvojat šiemet bus? Manau, kad... Aš ten esu važinėjęs, šokinėjęs 2006 metais, dar čia Mindaugas buvo įdėjęs video. Tai mes ten testus darėm, sezoną uždarėm atseit, tai pirmyn atgal važinėjom. Tai buvo paskutinis kartas gal, kada aš ten į kitą pusę važiavau. Bet metą neprasčiau ir ten dabar kaip visą laiką būdavo, tai mes atvažiuojam, prisispaudi, posūkį padarai ir šoki tiesiai, sąlyginai. Dabar iš kitos pusės gaunasi, kad atvažiuoji ir turi nušokti į posūkį. Tai ten gal toks visai įdomu turėtų būti, nes gali būti ir klaidų. Čia kaip ir tie vadinami nuo seno vilkablūzdės tramplynai. Tai tas greičio ruožas vilkablūzdės. Jo, tai ten turi būti įdomu, man atrodo. Tai o atvykimas iki šitos vietos yra per Vidžiūnų gyvenvietę iš šiaurinės greičio ruožo dalies, pasistato automobilius, ten vietas tikrai apsčiai parkavimui ir tapu kokie 300 metrų iki tų tramplynų. Ir kita vieta, pažymėta 3 numeriu, dar arčiau finišo yra toks labai klastingas, kreivas, dešinys posūkis nuo kalno. Ten kažkada, atsimenu, dar MG laikais vykdavo greičio ruožai, tai kaip dabar atsimenu, Martynas Mindaugas Varža, atsiprašau,
Ten, Visai ten yra. ten visai agresyviai pravažiuodavo, tai pakankamai, Nes jisai tada irgi tos testus lakstė. Tai jo, ten labai šiaip graži ir perspektyvi vieta. Ir čia jau tikrai arti prieiti nuo greičio ruožo finišo. Tai va, tai šitam greičio ruožė turim 3 potencialiai geriausias vietas. Keliamės į 2-4 greičio ruožą, kuris yra visai čia pat. Po tiesumai gal čia net poros kilometrų nėra. Tiesa, šitam greičio ruožė su privažiavimais prie stebėjimo vietų yra kiek sunkiau. Tai išskyrėm vienintelę vietą visai netoli finišo. Ta vieta vyko ir pernai, tik į kitą pusę. Ten buvo net keli incidentai važiuojant į priešingą pusę. Šiemet bus tramplynas. jo, į tą pusę irgi tenai buvo važinėjama, jau į tą pusę važiavau, neatsimenu, Subaru testavom žiemą kažkada, ten buvo toks, bet čia irgi gal 26-27 metai ir į priešingą pusę važinėjom, tai atsimenu, kad to vietoje pakildavo mašina ir į posūkį pataikai, tai turėtų ir čia gal kažkaip panašiai. Vertinant tai, kad per 20 metų technika tikriausiai stipriai evoliucionavo. Pagreitėjo biškį. Tai turėtų būti įspūdingų vaizdų. Ir labai patogus patekimas iš šiaurinės greičio ruožo dalies nuo Vijeikių, jeigu neklystu. Nuo Alių trasos. Arba nuo Alių, taip. Tai irgi labai daug vietos parkavimui, tai ir ten visai nemaža atkarpa matosi, net iki finišo, ten ant kalniuko atsistojus. Ok, ir ką, mes keliamės į naktį, į 5-6 greičio ruožą, kuris vyks miesto gatvėmis. Ką esat paruošę miestelėnams nakties metu? Konfiguracija yra šiek tiek pakeista nuo praeitų metų. Pradžia 19:30, jau sutemus. Gal šiek tiek saugesnė konfigūracija. Truputėlį saugesnė darėm, kadangi Jau žiūrovų. pradžia yra kita ir galas yra finišas į kitą pusę. Aišku, tokiose vietose, kur ateina automobilis iš greičio ir sukti į kairę, tai prieš jas 2 stabdymo zonos, prieš jas. Kadangi po praeitų metų aš irgi buvau ne tik, kad žiūrovas truputėlį vienoje vietoje, kitoje, tai pastebėjau, ten prie kolonėlės buvo vienas iš sportininkų užkabino stabdymas, užkabino ratą, tai šiuo metu aš jį ten nuėmiau tą stabdymą ir suks labai siauras vieta buvo iki link bordiūro. Ir tiek Tai vat, su greičio ruožu. Jo, pertrauksiu, kad būtent prie tavo minėtos kolonėlės yra 5 numeriu pažymėta vieta. Labai patogus privažiavimas nuo pagrindinio kelio. Ir kita 6 numeriu pažymėta vieta yra visai netoli finišo. Toks labai ilgas kairys posūkis, kuris pabaigoje užaštrėja. Ir ten pakankamai siaura, bet kaip minėjai, ten bus stabdymas prieš tą Bet posūkį. stabdymas biški žymiai anksčiau negu prieš pat posūkį. Nu taip, bet... Arčiau, kad numesta, nes ten tokia yra vieta. Neigiamas dar Neigiamas, posūkis. taip. Ir prieš miestinį greičio ruožą lauks, aš sakyčiau, gal ilgiausias metas servizas, ne? Beveik 2,5 valandos. Šiaip praeitų metų toks pat, kadangi dėl ko taip yra, dėl to, kad automobiliai ne tik grįžta iš greičio ruožų prieš naktinį miestą, reikia, kaip sakosi, liustrą susidėti, Taip. susitvarkyti ir žiūrovom patogu bus po 1-4 Žiūrovas greičio įvažiuos. ruožo gali užsidaryti greičio ruožę šituose ir į miestą pakliūti lengvai, jau pasibaigus greičio ruožam pakliūti, dar spėti nuvažiuoti į kolonėlę, Arbatą. kavos atsigerti. Ja, ir nereikia galvoti po kiek ekipažų skubėti ir kad pervažiuoti kitą greičio ruožą. Tai ramiai atbūnat ar 1, 3, ar 2, 4 greičio ruožus ir ramiai neskubėdami važiuojat pasitikti sportininkų miestiniam naktiniam greičio ruožė. Miestinis vyks karuselės principu, teisingai? Taip. Ir keliamės tada į sekmadienį. Sekmadienį jau gazuos tiek sprintas, tiek A lyga. Sprintas standartiškai po A lygos. Bet šį kartą sprintui 80 beveik kilometrų. Solidu. Tai jie dar šiemet tiek neturėjo. Taip. Nu, aš visą laiką stengiuosi sprintui duoti biškį daugiau.
kad po biškį. Nu ir labai teisis, kad kuo labiau pritempti prie sekančio laiptelio. Toliau liptų. Taip. Tai 7 greičio ruožas startuoja 8 valandas 25. Mes jame turim nusimatę vieną stebėjimo vietą, kadangi apylinkės labai miškingos, privažiavimo kelių nėra. O jeigu ir rasit per palidovą, tai visi jie veda arba prie ežero, arba į sodybvietės. Tai rekomenduojam jums pasirinkti 7 numeriu pažymėtą vietą, Mintaučių gyvenvietėj. Čia jau buvo Martyno įžvalga apie 2 čia esančius tramplinus. Jo, čia šita atkarpa vyko 15-ais. Kažkas tokio. 15 žiemos vinterėlis buvo. 15-16. Ir ten yra dar labai gerų nuotraukų toj vietoje, kaip mašinos ore šoka naktį su raudonais stabdžiais. Tai ten tokie 2 stiprus tramplinai toj vietoje yra. Aišku, ten stebėti reikia žiūrėti, kurioje vietoje ten saugu žiūrėti pirmoje eilėje. Bet ten stiprus tramplinai. Patekimas prie šitos stebėjimo vietos yra nuo... Iškart už Kuktiškių pavažiavus link Švenčionių, Buitūnų kaimelis ir nuo Buitūnų per geležinkelį pervažiuoji. Ir miškais patenka. Bet kelias normalus privažiuoti, nieko bus. Bet šitas ruožas fainas, toks suomiškas, pradžia ypač iki tų tramplinų, ten gamta graži ir miškas gražus. Teks ir per geležinkelį. Ir kalvuota, ir su perkritimais, ten faina vieta. Gerai, o dabar klausimas. Greičio ruožas kerta geležinkelio bėgius. Jie yra naudojami? Per ralį tai stengiamės, kad ne. Jie labai mažai naudojami, yra viskas suderinta su Lietuvos geležinkeliais. Jo, turim padarę nuotraukas jų, kokie jie dabar šios būklės yra. Turim jų raštą parašytą, kaip mes turim juos aptverti, kad žiūrovai nebūtų patikimas su jų. Ir esant kažkokiam... Atitverimo net zona yra, kad ne traukinys sustot spėtų. Oho, tai čia prieš... Juokauna, ten yra kažkokia zona. Tuo metu yra raštas toks, kad yra eismas traukinių stabdomas, tai ten kažkas tai vyksta, važiuoja, bet aš ten nesigilinau, kada ir koks traukinys, kodėl ten važiuoja. Niekas ten nevažiuoja, ten realiai važiuoja tik tai kažkokie aptarnaujantis gal. Kažkam tokio mačiau. Servisas kažkoks jau. Dar senais laikais važiuodavo, kažkokius krovinius veždavo. Taip, tai tada mes keliamės į 80 greičio ruožą ir jisai yra vienas ilgesnių sekmadienį. 8 startuoja 8 valandas 50 minučių ir mes šitam greičio ruožėm turim net 3 stebėjimo vietas. Tai pirmoji, pažymėta 8 numeriu, yra tikriausiai tikriem ralio fanam puikiai pažįstama, beveik, sakyčiau, kiekvienam Winter Rally vykusi vieta Kviklių gyvenvietėj, prie tokio kryžiaus, pravažiavus bėgius, staigus dešinys posūkis į kalniuką. Jo, tik mes atvažiuosim kitu keliu, greitis bus daug didesnis, dulkių. Na, ten tokia ir posūkis, kaip pasakyti, jisai staigus, bet jisai bus greitas, nes į kalną su atsirėmimu tokiu, tai ten turi būti efektinga vieta. Ir ten labai patogu stebėti, nes vidiniai posūkio daly yra nemaža kalva, tai ir atsiveria pakankamai ilga greičio ruožo atkarpa. Patekimas yra iš pietinės greičio ruožo dalies, bet čia jau toks nemažas lankas gaunasi. Čia kur būdavo startas nuo Kuktiškių kelio. Patogiausia tikriausiai iki Kuktiškių važiuot, tada link... Nuo karjero. Jo, tada link... Teisingai, pro karjerą keliukas yra. Taip. Bet... Prasme, kur Vinterio startas arba finišas būdavo, tai tuo keliuku privažiuot galima. O mes startuosim anksčiau, platesniu keliu. Tada 9 numeriu pažymėta vieta yra Kviklių gyvenvietėj. Atkarpa yra grynai asfaltinė, staigus purvinas kairys. Toks slidus. Nu ten, jau ten asfaltas buvo gal kažkada, dabar yra tik pavadinimas likęs, o po 200 mašinų tai tikriausiai nebelabai iš vis ten kas liks. Gal dar geriau bus. Arba dar gal net geriau, jo. Tai ypatingai patogu privažiuoti. Jeigu bus šilta diena, gal net sportininkai ruoniai išdrįsis išsimaudyti šalia esančiam ežere. Šiaip jeigu ten būtų saugių vietų pačiam miestelį, irgi yra labai tokia susuktas asfaltas. Aš norėjau sakyti, nes
kilometro atkarpoj palei srovę yra tikrai puikių atkarpų. Ja, ir kur asfaltas baigėsi irgi ten yra jau irgi gerų posūkių yra, tai ten gali realiai, jeigu kažkas susiplanuos ilgiau pabūti, irgi ten gal verta. Taip, tai galima tikrai pasivaikščioti per Kvyklių gyvenvietę. Pamenu, net yra kairys ir dešinys posūkiai, išoriniai posūkio daly gyventojo sodybos toks kalnas, skardis nemažas, tai nuo ten tikrai labai puikiai viskas matosi. Tai, bet žengdami į gyventojų sodybų teritorijas, gyvenamasis erdves, būkit labai kultūringi, nepalikit po savęs šiukšlynų, kad Arvydui ir Martynui problemų nebūtų. Tai visiems bus problemų, ta prasme, jeigu mes turėsim problemų, tai kitais metais ir žiūrovai turės problemų. Nebebus tokio gero ralio. Bus prastesnis specialiai dėl to išpykčio, dėl keršto. Galvoti, ką darom reikia. Ir ką, ir judam jau link finišo iki 10-osios vietos, 10-ojo numeriu pažymėtos vietos, gyvenvietės pavadinimas Prūdas. Finišas yra visai šalia Vilnius-Utena kelio ir visai netoli finišo, maksimum 400 metrų, yra progresyvūs tramplinai. Vienas ir antras finišinis, ten vienas prie kito, realiai ten gali pasirinkti žmonės, kur žiūrėti. Tai ir greitis nemažas, ir aštrus, kreivi tokie. Tai ten... Ir pakankamai patogu stebėti, nes bent jau dešiniai greičio ruožo pusėje tai pakankamai atvira yra. Gal galim pasakyti, kad tas greičio ruožas čia būdavo naudojamas tik tai žiemą. Gal Angieras ir buvo daręs, kai Ginterį darė, bet dabar ten yra nauja danga. Toks kaip vos neišbetonuotas naujas kelias. Tai ten turi, šiaip, jeigu tiek kas atsimena tą greičio ruožą tai ten ir 2 kartus bus šitas, ne? Taip. Tai kas nori ten ilgiau užsibūti, tai ten realiai gali visą ruožą pravažiuoti, išsirinkti kažkokias tai vietas, nes tas darbinis greičio ruožas labai. Šiaip ir mum važiuojant labai pasijautė skirtumas. Penktadienį atrodo, šeštadienį atrodo, kad tokie labiau įsivažiavimui, atsibudimui greičio ruožai, o jau sekmadienį prasideda tikras veiksmas. Čia sutapimas, ar ne? Nežinau. Tokie, labai meistriškumą reikalaujantis greičio ruožai sekmadienį. Nes, taip ir būna. Antra ralio pradžia irgi tokia, ten paslyst nėra. Ja, bet sekmadienio greičio ruožai tai visi tokie. Šiaip. Ok, aptariam 8-10 greičio ruožą, keliaujam į 11. 11 pradžia yra gerokai po pietų, be 10:02. Prieš tai mes turėsim 1,5 valandos servizą Utenos mieste. 11 greičio ruože mes išskyrėm net 4 vietas. Pirmiausia, tai kodėl šitas ruožas pasirinktas važiuoti vieną kartą? Žiūrovam geriausiai bus persimesti į 14 arba į 13 net, nes jis vieną kartą važiuojamas. Ir ralio konfiguracija, migravimas teisėjų ir saugos visas čia. Migravimas, antras ten, kad iš tų derinimas su pakalnių miestelių ir taip, labai ilgai užsidaromas pats visas ten nemažas miestelis. Nenori ilgai uždaryti. Ir taip sudėliojam. Mes labai čia puikiai keliavom, nes 11 greičio ruože pirmoji mūsų numatyta vieta pažymėta taipogi 11 numeriu. Ir čia taip pat mes turim 2 tramplinus. Tai aš jau dabar pasimečiau. Čia gal 3 ten yra tie tramplinai. Net 3. Tai man atrodo apie šitą vietą. Net siuntėjai video šitam tramplinai. Ten yra 3, sakykime, gal 3 tramplinai. Paskutinis yra, siūlyčiau visiems nusiraminti ten. Nes ten tiesiog bad jump. Ten 5 km. Stabdyti reikia stipriai ir šokti kokią, nežinau. Bet ten yra Vilmantas Pupius suklyjo, siunčiau video, nusivažiavęs labai toli, reikia įdėti. Ta prasme, norim padaryti taip, kad tokias labai pavojingas vietas vis tiek akcentuoti dėmesį, kad žmonės neužsiliuliuotų tais greičio ruožais. Ir kai kur reikia pasisaugoti, kai kur lėkit, kiek norit. Taip. Bet toj vietoj tai ne viena mašina yra suvartyta nepataisomai, ten toks labai, sakykime, ilga tiesioji, daug tramplinų, užliuliuoja tave ir paskutinis tramplinas, jisai už jo vėlgi ten yra pakankamai tiesų, bet jisai toks apgaulingas,
duobė prieš jį yra ir jisai šveičia mašinas į orą labai stipriai. Tai vat būtent apie tokias vietas tu už kadrą sakei, kad nori net dalyviam pabrėžti mūsų greičio ruožų medžiagoj, uždėti kažkokias signalus, kad būtent šitoj vietoj yra labai pavojinga, kad sezono pabaigoje hebra neprisidarytų reikalų ir nebūtų daug dužusių vietų. Negi ten nesinori labai padaryti čia tokią, kaip pasakyti, kaip žaidimą, tokio kapininos, tokių vietų pridaryti specialiai, kad pažiūrėt, kam pavyks, kam nepavyks. Nes geriau, sakykime, mes uždėsim šauktuką greičio ruožę toje vietoje iš abiejų pusių. Taip. Bus tokių vietų, manau, rally kokių 10 vietų, kur uždėsim šauktukus. Tai koks double caution, ten 2 kartus pagalvokit bent jau toje vietoje, užsirašykit kažkokį saugesnį ir kad finišą matytumėm visus. Jo, nes puikus pavyzdys, nuo dabar, kai filmuojam, tai praeitą savaitgalį labai puikus pavyzdys apie tokią vietą, Mineralio čempionatas, kuriuom ir patys dalyvavom. Tai toj vietoj, net 2 vietose tų šauktukų labai būtų reikėję, nes daug ekipažų krito, o čia kai vyksta ir laršas, ir sprinto čempionatas, greičiai visai sprinto automobiliai vis tiek jie nepritaikyti, kai kurie net ir raliui prastai pritaikyti, sakykime, ir daug kas nepritaikyti iš vis šokinėti, net ir larčio daug automobilių nepritaikyti baisiai šokinėti. Tai geriau, kad sakykime, vis tiek žmonės ir daug besimokinančių žmonių, pas mus profesionalų vienas kitas ir tai, ką žinai, ir iš vis nors vienas yra, tai... Kalba čempionas šių metų. Tai ir aš neprofesionalas, tai aš senas mėgėjas. Stiprus čempioniškas mėgėjas. Praplikęs, pražylęs. Martynas kuklus. Gerai, tada... Sakykime, jau mums nereikia galvoti, kad mes visi labai čia. 12 numerių pažymėta vieta. Mes nusprendėm, kad jinai tokia labiau iš bėdos, kas nespėsi visas kitas pažymėtas vietas. Ten galima greit atvažiuoti, greit išvažiuoti. Taip. Staigus kairys posūkis iš siauro į platų žvyrkelį. Labai patogus privažiavimas nuo taip pat Vilnius Utena to betonkelio. Ir prieš tai dar vienas dešinys posūkis, pievutė, nemaža pieva. Jo, čia galima pasivaikščioti. Ten galima. Tai apie šitą vietą gal neišsiplečiam, mes keliaujam prie 13 vietos. Čia yra pakalnių gyvenvietė ir visai šiaip įdomi atkarpa. Dešinys, kairys ir ilgas dešinys posūkis. Atsistojus visų tų posūkių vidiniai dalyje, labai šiaip įspūdingas vaizdas turėtų būti. Arvydai, tu minėjai, kad ten stovės ir tiesioginės transliacijos kamera. Taip, tiesioginės transliacijos greičio ruožuose bendrai pasakysiu. Po 2 kameras kiekvienam greičio ruože, daugiausia kur ir būna žiūrovai, stebėjimo vietos tos. Šiaip šitas atkarpa greičio ruožo buvo kitaip pakeista, ją pakeitėm gal prieš mėnesį, jinai buvo kairėn ir sukant ir per patį miestelio centrą turėjo būti. Bet kadangi ten aš truputėlį dar persižiūrėjau, dar kartą. Per didelis greitis. Ne, tiesiosios ten darbiškai, bet ten 2 parduotuvės, ten bažnyčia, įėjimas per ten dar didesnės atkarpos uždarimas yra to viso miestelio, bet kažkaip gavosi, kad pajudėjome į dešinę ir į kairę ir kažkaip gavosi dar geresnis. Tai toje vietoje šiaip vykdavo ralis. Jo, bet ten asfalto nebuvo, ten tik tai nuo Kapinaičių. Jo, tik tai pagrindinė kelio atkarpa buvo. Tai visai gavosi geriau ir jisai toks greičio ruožas daugiau susistabdė biškį, nes aš ten norėjau, kai kairė jeigu norėjau aplink stotelę sukti taip, kad gesinti patį vidutinį greitį, žinot, bendram ralyje. Ir gražiau ir paprasčiau gavosi. Ir gražiau ir paprasčiau ir labai patogu privažiuoti. Tai praktiškai tuo Utenėlės keliu mes pasiekėm ir pačią Uteną. Tai visai logistika patogi. Išoriniai posūkio dalyje yra kalva, nuo kurios matosi visa posūkių grupė. Taip, labai daug matosi. Ja, ir aš manau, kad viena daugiausiai dėmesio vertų vietų šitam greičio ruože, aišku, tie tramplinai taip pat. Ir tiems ralio fanams, kurie mėgsta ypatingai greitai važiuojančius automobilius, kai žemė dunda ir pulsas pakyla, tai mes siūlom 14 numerių pažymėtą vietą.
visai netoli greičio ruožo finišo. Ten labai atvira dirbamų laukų vietovė. Privažiuojam iš, sakykime, nuo finišo pusės, mini lanką padarius, atsiremiam į tokią vietą, nuo kurios matosi net, sakyčiau, gal atkarpa iki pat finišo. Ant tinkamos kalvos. Nesimatys ten už kalvos, už kalno jau finišas, bet, bet čia greitis bus maksimalus. Maksimaliu greičiu. Taip. Stabdymas, toks greitas dešinys, aštrus, turi būti įdomu. Taip, tai man čia įdomiau būtų. Čia įdomiau, ne? Tau nepatinka tas tramplinai patinka ar ne, kaip žiūrovų, bet tu nedaug žiūri tą ralį. Mėgstu žiūrėti. Ja, tau reikia gazuoti. Daryti mėgstu. Tai keliamės į 12-13 greičio ruožus, kurių pradžia yra 14-20. Šis greičio ruožas vyksta ir Utenos, ir Anykščių rajonuose. Anykščių rajono ten labai nedaug, man atrodo, kabinarių. Daugiau Anykščių didesnė dalis. Daugiau? Ok, suklydom. Tai 15 numerių pažymėta vieta, jau praeitais metais vykę tramplinai. Ja, pernai rytinis ruožas buvo šeštadienį. Ryte pernai labai stipriai lyja, šiemet tikimės to nebus, nes vieta labai šiaip verta dėmesio. Patogu privažiuoti nuo Leliūnų, pasistatot automobilius, matot staigų dešinį posūkį sankryžoj, jeigu jis nepatinka, o tikrai nepatiks, lyginant su to, ką jūs pamatysit 15 vietoj. Tai pernai metais, ten vaizdų buvo tikrai daug, nes ten, einant iki to pagrindinio tramplino, dar yra kokie 2 ar 3. 3. Vienas už kitą didesnį. Šiaip, toje atkarpoje 800 metrų, plius minus 4 tramplinai, kuris paskutinis yra prieš perlaidą ten toks. Jo, ir ta perlaida ten tokia... Jo, jis toksai... Kur kalėdos apsisuka. Taip, ten labai dėkingai. Ir kiek pamenu, Mantas Meduneckis išbarstė savo 3 serijos golfą ant to tramplino. Tai nelinkim to, bet vaizdų ten tikrai bus. Ir šį kartą greičio ruožas nusisuka ne į dešinę, ar važiuoja tiesiai. Jie Anykščių rajono. Tos sankryžos yra Anykščių rajono. Taip. Ok, tai šita vieta ir tada, sakyčiau, po jau aptartos vietos, 16 numerių pažymėta vieta, tokia labai skubantiem anykštėnam, labai iš bėdos, tankiai užaugusiai vietoviai, pakankamai lėta vieta, tokia ilga špilka, po kurios Trumbatiškio gyvenvietėje seka tokie greiti esai. Taip, ten galima pasivaikščioti saugiai. Pačiam miestelį gal ten įdomiau būtų bet čia jau nuo Gečionių privažiavimas arba jau tada... Nuo Rubikių, tikriausiai. Nuo Rubikių ir nuo Gečionių. Ja. Tai, bet aš manau, kad didžioji dalis žiūrovų būriuosis būtent ant tų tramplinų jau apkalbėtų. Ir ką, mes sparčių žingsnių keliaujam paskutinio šių metų greičio ruožo link, 14 numerių pažymėtas greičio ruožas iš šiaurę nuo Utenos. Pirmuoju numeriu šitam greičio ruože, tai yra 17 stebėjimo vieta, Plaušų gyvenvietėj, po labai greitos tiesiosios, staigus dešinys, bet ten tokia sukta vieta, nes nematoma ir ten tikriausiai išoriai ir šiaip negalima stovėti, bet stovėkit saugiai šonuose, jokių automobilių tiesiai, nes ten tikrai, aš manau, kad praslys ne vienas ir ne du, nes ten greičio tikrai daug. Ir greičio ruožas toje vietoje sudaro tokį kaip trikampį, tai galima tikrai sėkmingai pasivaikščioti. Ir ką? Ir paskutinė vieta, 18 numerių pažymėta, staigus dešinys posūkis, prieš kurį dar seka pakankamai, arba vidutinio greičio kairys. Neblogas ir tada irgi kreivas stabdymas, sakykime, toks ir tada dešinys staigas. Bet čia tos abi vietos aplink Vyžuonų miestelį. Taip, tai nuo Vyžuonų būtent labai patogu abidvi vietas pasiekti tiems, kuriems pasiseks pasiekti tokio sudėtingo ir klastingo ralio finišą, laukia apdovanojimai. Iš lėto. Toj pačioj vietoj kaip ir pernai, teisingai. Taip, ta pati vieta, ten pat. Kada apdovanojimų pradžia? Šiaip tai nuo 8:30 iki 9:30, taip yra planas, bet priklausomai dar kiek dalyvių finišuos. 9 grubiai. Tai stengsimės tvarkaraštį išlaikyti. Taip.
O tam tvarkaraščiui koja gali pakišti ypatingai gausus dalyvių sąrašas. Ne, galbūt šito neįtakos, galbūt kažkokius tai komisarų ten ar kitų teisėjų sprendimai. Ar baudas tikriausiai. Baudas ten tas, jeigu kuo mažiau baudų, to kuo mažiau visokių dalykų, to greičiau preliminarūs rezultatai, po to jau oficialūs, tai vis tiek stengsimės išlaikyti tą, bet kai gausis, taip gausis. Ja. Nes po šito viso irgi šventinis koncertas vakare, 9:30 numatomas. Šeštadienį taip pat irgi. Po miesto greičio ruožo taip pat darom žmonėms žiūrovam po miestus ateiti. Tai ralio savaitgalį abu vakarus. Miestelėnams 2 koncertai. Sekmadienį Džiovanis, šeštadienį vietinė žvaigždė Augustė. Vaisinga. Nu, jinai kaip, jinai jau ne Utenoje gyvena, bet Augustė. Tai kilusi. Kilusi iš čia. Kalbant apie dalyvių sąrašą, tai kartu su sprintu mes turim šiai dienai 120 dalyvių. Ar skaičius yra baigtinis, ar gali daugiau priimti, ar kaip tik jau yra net per daug? Šiuo metu šitas dalykas dėliojam šitą klausimą. Aišku, dar priminkit, kad tai čia ir Latvijos čempionatą prisidėjo nemažai dalyvių šį kartą. Tai sudėliosim, kad visi tilptų ir važiuotų. Matysim padėliosim maršrutinę, padėliosim kaip kas gaunasi ir šitų klausimų ten važiavimo, ar ta ne tik organizatorius, bet dar sprendimai bus ralio komiteto kažkokie. Taip, tai bendrauti reikės kaip tai, kad visiems būtų gerai. Broliukų Latvių šiuo metu yra užsiregistravę 17 ir nežinau kodėl, bet prie broliukų labai nori prisitrinti ir Giedris Firentas su Matu Valiuliu. Tai gal tikisi paimti kokį... Mato, ten dar bus šitie dalykai žiūrėti, jeigu jie nėra užsiregistravę kaip čempionato Latvijos įskaitoje, jie negalės dalyvauti. Čia nes paskutiniam etapui nebegali, bent jau Lietuvoje negali. Lietuvoje irgi negali, paskutinį užlipti ir čempionate dalyvauti. Taip, kad yra čia nemažai svečių. Taip pat, tai viskas čia sudėliosim. Čia viskas sudėliosim iki išeiginių šitų ateinančių. O kalbant apie svečius, šiaip visada jūsų organizuojami raliai pasižymėdavo solidžių ir gausių svečių sąrašų. Šiemet tai ne išimtis. Bet šiemet yra tokių nematytų ir visai įdomių ekipažų pritraukta. Tai ar čia, Martynai, tavo indėlis prisišaukiai tiek norvegų, man atrodo, kylančią... Bet jis Latvijai dalyvauja. Žvaigždė 16-metis su R5, ne? Nu, ten, tai čia... Man atrodo, ta pati mašina kaip Vaidas važiavo. Ja. Tai čia tu tokį didelį indėlį įdėjai, ar čia jau jūsų organizuojamas ralis eina turbūt per... 20 metų, nežinau. Kas daugiau mes su Egonu Kauru, su Timo Korge daugiau pasidėliojom, kad galėtų atvykti su vienais kitais, bet man atrodo šiemet mažiausias indėlis, bet dalyvių daugiausiai. Tai gal čia tas jau ateina biški toks supratimas, kad mes tikrai stengiamės, kad būtų ralis tikras. Gerai, Martynai, tai šiaip aš norėčiau pasinaudodamas progą pakalbinti jau šiemet užsitarnavusi čempiono titulą. Tu papasakok žiūrovams ir visiems. Tau teoriškai net nebereikia važiuoti savo namų ralio, bet tu žinoma tai darysi vien dėl to, kad tavo organizuojamas renginys. Su kuo prognozuoji kovą? Ar kovos jokios nedarysi ir važiuosi tik iki finišo? Ja, tai gal šį kartą jau reikia daryti. Paskutinius 2 ralius stengiausi nedaryti kovos ir pačiam buvo netgi gal sunkiausia važiuoti, kai, sakykime, kai reikia saugotis, kai reikia galvoti ir tada per daug pradedi galvoti ir tada jau kiekvienas krebždesys, braždesys girdisi ir ten atakuot baisu ir toks, iš tikrųjų, gal netgi tikrai nežinau, kaip ten visiems kitiem atrodo, kaip čia viskas vyksta, bet važiuoti tai buvo mažiausiai malonumą. Ne tai, kad malonumą gal sunkiausias važiuoti, nes ir pats supranti, kad aš nelekiu, aš suprantu, kad aš saugausi daug kur ir nešoku ir
kiaurai neini ten niekur, bet man kitaip elgtis būtų buvę mažiausiai nepratinga. Tai tu prieš 1,5 savaitės po Elektrėnų ralio apdovanojimų jau ne į kamerą sakei, kad buvo pakankamai nemažai strategavimo su Ervinu taškų lentelėse. Nu tai aišku, tai Ervinas yra Lietuvoje geriausias skaičiuotojas visų taškų ir visų dalykų. Ir tai mes ten vieną kartą vienaip, kitą kartą trečiaip, tada ten buvo skaičiuojančių ir daugiau, ten internete matėm visokių paskaičiavimų, nu ten ir pataisimų darėm daug ir vieniem kitiem. Bet tokiai, mes turėjom savo strategiją, mums reikėjo atvažiuoti tiesiog paskui Giedrių. Realiai Emilis galėjo Blumsas paįtakoti, jeigu jam būtų viskas buvo gerai, tai mums dar galėjo jisai paerzinti mus. Tai mes tokį planą turėjom, kad Giedrius tegul daro, ką jisai nori ir padarė, ką jisai nori. O šiaip reikėjo bent jau Blumsą už savęs išlaikyti irgi, tas pradžiai nespaudėm, bet pavyko, po to dėl Blumsui techninių problemų, Giedriai irgi techninių problemų, sugedo stogas, tai ir davažiavom. Tarp kitko, stogas visai nesugedo. Spoileris. Bet takau, taip įdomu buvo, aišku, pirmieji etapai buvo tikrai tokie fainesni, o Elektrėnus jau strategavom, ten labai daug nepripasakosiu, aš ten gal pasiliksiu savo, bet mes turėjom tokį maksimaliai saugų, optimalų tempą išlaikyti, ten su daugeliu dalykų ten planavomės, bet, sakykime, savo planą pasiekėm. Tai. Ir tikriausiai šiemet iškovotas čempiono titulas yra daugelio ralio fanų, žiūrovų sena svajonė, nes kas jau kas, o Martynas Samsonas yra to tikrai labiausiai tikriausiai nusipelnęs iš Lietuvos ralistų. Toks indėlis į Lietuvos ralio bendruomenę. Tokie rezultatai, kažkada nesisekdavo su techniniais dalykais. Aš tai skaitau, kad man asmeniškai vienaip gal atrodo, bet man tie čempionatų siekimai daugiau yra prasmingesnių dalykų. Žinai, yra tų Lietuvoje čempionų, ne vienas ir ne du, ir jie ateina ir išeina, ir yra, kuriuos atsimenam, yra, kurių ir neatsimenam. Žinai, tai, bet yra svarbesnių darbų, bet aišku, čempionas šiaip savo netampama, manau, kad nes mums 20 metų prireikia. Aišku, mes visų čempionatų nevažiavom, nesistengiam į visų važiuoti, bet vėlgi mes jų nevažiavom dėl to, kad nekonfliktuot kabutėse su klientais, mes viską darėm dėl darbo, dėl klientų, dėl darbo, bet tuo pačiu mes labai daug darėm visokių crazy projektų, pradedant ten chuliganais tais, kur su barikais, BMW kvadriniais ir ten toliau, bet daliai žmonių atrodo, kad kažkokia nesąmonė, klaidų darymas didelis, bet iš tų klaidų darymo, iš to viso kolektyvo, jau pradedant nuo tų Subarikų ir BMW pačių pirmųjų išauga žmonės, kurie šitą visą yra sukūrę. Čia jų yra darbas. Bet jie kaip padarė? Jeigu jie būtų gavę gatavą mašiną ar 5, nu tai kas, aš būčiau 5 kartus čempioną gal tapęs. Ir kas iš to? Bet šito aš abejoju, ir mes turėtumėm tokią gamyklą ir tokią šeimyną 50 žmonių, kurie yra aukščiausi specialistai. Nors jie nei vienas nepasakys, kad jie specialistai, bet jie yra geriausi specialistai. Tavo darbuotojai tokie patys kuklus kaip ir tu pats tikriausiai. Nu taip. Kas daug šneka, tas mažai supranta. Teisingai. Nei vienas protingas žmogus ten nepasakys, kad aš viską žinau, aš viską suprantu. Tai čia gražia nata. Mes jūs visus labai kviečiam paskutinį rugsėjo ir 1 spalio savaitgalį atvykti į Utenos apylinkės, į paskutinį šių metų ralio etapą, kuris bus, aš manau, vienas techniškiausių šiais metais, su gausiu dalyvių sąrašu, su įdomiu formatu datos atžvilgiu ir su geriausiais organizatoriais priešaky. Ir su šių metų čempionu. Tai, dar be bliūdo, dar be taurės.
kviečiam jūs visus. Gal jūs kažką nori dar palinkėti, paminėti svarbaus žiūrovom ir atvyksantiems svečiam? Žiūrovom, saugioje vietoje būkite, o užsiregistravusim ir dalyvavusim dalyviam starto ir būtinai finišuokite. Mano tokie palinkėjimai. Man Čempiono žodis. vėlgi žiūrovam, kaip ir Arvydas, tai sąmoningumo, supraskit visą reikalos esmę, kad tai nėra, kaip pasakyti, tai nėra paprastas kažkoks tai šventė arba baliukas, tai yra labai sudėtingas renginys ir ypatingai nuo žiūrovų irgi labai daug priklauso mūsų visų tolimesnis darbas ir sėkmė to renginio, tai būkit saugus, drausminkit nedrausmingus, pilietiški būkit, ta prasme, galvokit. Dalyviam, tai kaip ir jau sakiau, mes norim padaryti tokį baisiai komfortišką ralį, sudėtinga ta prasme, kad greičio ruožai jie nauji, sudėtingi, susirašymas, bet tuo pačiu norim padaryti, kad dalyvis kaifuotų nuo viso proceso ir kad nebūtų tokių nelauktų siurprizų, nemalonių, kaip sakau, tai vat, bandysim parodyti tas vietas, kurias aš galvoju, kad reikėtų atkreipti dvigubai dėmesio ir tikimės, kad dalyviai bus patenkinti iš tikrųjų. Jeigu kas nepavyks, tai pasakykit, pasitaisysim, bet šiaip. Ir paskutinis pranešimas, kad ralis yra žiūrovams mokamas, bilieto kaina 15 eurų. Ir aš asmeniškai noriu pasakyti, nes mačiau komentarų pasipiktinimo, už ką mokėti 15 eurų, tai pasižiūrėkit į šiuos du nuostabius vyrus ir kokius stebuklus jie daro. Ir tie, kurie nenori, tiesiog prašom nevažiuoti ir negadinti šventės. Tam, kad iš tikrųjų dar nors kažkam liktų po šitą ralio, ar Arvydui, ar mum, tai dar tikrai reikia dvigubą tą kainą daryti, kad tam, kad tokio lygio renginys jisai nebūtų. Du koncertai, 2 dienos, naktiniai. Jo, tai 7 eurai dienai. Tai už viską reikia mokėti dabar, iš vis mokėti reikia dvigubai negu pernai, kai kur netgi. Aš kažką tai, trumpai tai. Brangu šiaip, bet mes tai neverkim. Bet tai ne dėl to, žinai. Tokio lygio renginiai tikrai turėtų kainuoti brangiau, nes įspūdžiai ir emocijos yra nepakartojami. Tai ir taip jau mes čia labai užsiplepėjom, tai ačiū jum ir pasimatom su visais jau, kaip minėjau, rugsėjo paskutinį ir spalio 1 savaitgalį Utenos apylinkėse.